druskininkai klesti. Druskininkai pagal viešbučių užimtumą 55% vidurkis yra lyderiai Lietuvoje kurortų tarpe. Auga dviženklių skaičium užsienio atvykstamasis turizmas užsieniečių. Užsieniečiai vidutiniškai praleidžia šiemet 6 naktis Druskininkuose, lietuviai 3. Brangus lietuviam tampa druskininkai, bet vis tiek myli ir statistika graži, žodžiu, džiaugiamės ir švenčiam kartu. Šiandien dargi Druskininkuose atidaromas miesto muziejus. Ką jūsų manymu reiškia būtent toks objektas, nes kiek mes žinom, tai Lietuvoje kaip po miesto muziejus Druskininkuose yra vienintelis. Labai sveikinam iš tikrųjų ir gerai, kad lėšos sudėtos į tokį nuostabų dalyką. Ko Druskininkuose labai trūko ir trūksta iki šiol, tai pramogų tokių, kurios būtų ištisus metus ir ne tik tai aktyvios, o daugiau kultūrinės. Ir čia ir erdvės gražios, ir edukacijai, ir naudosit šitą vilą, aš manau, gražiai ir turiningai. Taip, kad labai labai džiaugiamės, kad atsiranda toks objektas. Ko palinkėtumėte turizmo srityje dirbantiems druskininkiečiams? Ištvermės, sveikatos ir toliau būti labai labai svetingiems, nes svečių netrūksta ir netrūks, tai darbų yra ir bus. Kuo gerai ypatingos būtent šios dienos įkurtuvės, kada atidaromas turbūt gražiausias, puošniausias druskininkų pastatas? Aš manau, kad tai ne tik tai, kad gražiausias, puošniausias pastatas, bet ir istorinė vertė, tai yra vienas svarbiausių miesto pastatų, galbūt galima būtų kalbėti ir apie cerkvę, bet istoriškai su didžiausia istorinė kraitė, tai yra būtent šis pastatas ir labai džiaugiamės, kad radom galimybę. Be abejo, be Europos fondų lėšų nebūtume šio pastato renovavę, bet radome galimybę ir šiandien būtent pasaulinio turizmo dienos proga galime tiek miesto žmonėms, tiek miesto svečiams pateikti jį jau pilnam naudojimui ir labai džiugu, kad šį pastatą tik baigus renovuoti žymiai padaugėjo norinčių Druskininkuose tuoktis. Tai mums labai yra džiugu ir aš manau, kad ir ateityje padarysim viską, kad šis pastatas, šios pastato pati aplinka, apylinkės būtų labai patrauklios mūsų tiek miestelėnams, tiek miesto svečiams įvairioms susibūrimo, susitikimų šventėms. Kuo apskritai yra ypatingas miestui miesto muziejus? Žinot, pirmiausiai vis tik tai šiandien yra turizmo diena. Aš pirmiausiai labai noriu pasidžiaugti, kad šio sezono rezultatai labai džiugina druskininkus, verslininkus. Sako, kad tokio sezono dar nebuvo. Tai labai noriu palinkėti, pasveikinti visus, nes turizmas ne vien tie, kurie tiesiogiai dirba turizme, bet vos ne visas miestas gyvena iš turizmo ir tai yra labai svarbu. Kad šiandien vis tik tai atsidaro tokie objektai, kurie praturtina dvasiškai visą kurortą ir aš tikrai labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Mano svajonė kažkada jisai buvo, kad šis pastatas atrodytų taip, kaip dabar atrodo, kad baltoji gulbė tokia džiugintų visus čia atvykstančius svečius ir mūsų druskininkiečius, nes visą laiką mes galvojame, kad tai yra savotiška druskininkų rotušė, kuri iš tikrųjų yra kultūros židinys, kultūros centras ir labai norėtųsi palinkėti, kad gera būtų visiems čia ateiti, būti, kad būtų daug įdomių, gražių renginių, kaip druskininkiečiams, taip ir kurorto svečiams. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kurorto architektūra apskritai yra išskirtinis reiškinys mūsų kultūros paveldo visame kontekste. Ir tą, ką mes matome mūsų pačiuose žymiausiuose kurortuose, Druskininkuose, Palangoje, kitose miestuose, Birštone, kaip antai, tai aišku yra tam tikros savito stiliaus architektūra ir kurios galbūt nepamatysime kitose miestuose. Jau tai yra labai mums svarbu ir įdomu ir kurortinė architektūra būtent išsiskiria vilų
architektūrą. Aišku, savaime suprantama, statėsi įvairios šeimos arba privačios bendrovės, kurios pamažu plėtojo kurorto architektūrą, infrastruktūrą. Ir štai mes esame viename iš tų pastatų, kuris be jokios abejonės puošia Druskininkų miestą. Net, sakyčiau, net tuo momentu, kai buvo dar iki rekonstrukcijos ir atrodė gana varganai, bet vis tiek savo siluetais, savo tame vaizdu, tame kraštovaizdį, žiūrint iš įvairių ir ežero, ir miesto pusių, tai tikrai atrodo išskirtinai. Na, o tas faktas, kad čia įsikūrė muziejus, tai matyti yra dėkingiausia. Vis tik tai šiandien paskirtis, kadangi miestas turi turėti muziejų ir pasirinktos buvo būtent šitos patalpos, tai taip pat yra didžiulis džiaugsmas, nes tokiu atveju atsirado galimybės ir pilnai restauruoti istorinį pastatą ir įkvėpti jam tos kultūrinės gyvybės, kurios dažnai taip mes pasigendam. Tai štai turbūt keli tie akcentai, bet dar kur kas svarbiau, kad čia būtų labai aktyvi kultūrinė, muziejinė ir edukacinė veikla. Aš ką sakiau ir norėčiau pakartoti, kad mes tikrai labai tikimės, kad nepasibaigs atidarymo iškilmėmis šio muziejaus šventė, o ją įprasmins nuolatinė veikla ir pirmiausia su jaunimu. Kurorto svečiai, be jokios abejonės, tai irgi labai svarbu, daug sulaukia užsienio turistų miestas, bet labai svarbu, kad čia savo vietą atrastų ir šitą muziejų pamiltų vietos jaunimas, apylinkių, visos Dainavos krašto jauni žmonės, moksleiviai, kad čia vyktų pagaliau gyvos pamokos. Ne kartą yra tekę kitose valstybėse matyti, kai istorijos mokytojai, kitų humanitarinių specialybių mokytojai išsiveda savo moksleivius į muziejus, kartais net ant grindų susėda vaikai, kalbasi, diskutuoja, prisimena ir tam turėtų tarnaut mūsų visuomeniai.